Sveiki, gerbimieji. Prisistatysiu, esu Einaras Vildė, kandidatas į Seimą pasaulio lietuvių apygardoje numeris 71. Kaip žinia, šitoje apygardoje vyksta labai keisti dalykai. Demokratinė visuomenė, tai paprasčiausiai vardinama, tai rinkimų klastojimai. Rinkimų klastojimai įvairiais lygiais. Be abejonės, neturint per daug galimybių apie tai viešai kalbėti, kai dar plus dar stengiamasi, kad neleisti apie tai kalbėti, tenka išnaudoti visokias formas apie tai kalbėti. Ir šią dieną noriu pasakyti, kad rinkimai šitoje apygardoje buvo 90% praktiškai įrodyta, kad yra suklastoti. Iš esmės, į klausimus tam tikrus, kurie buvo užduodami VRK, sąmoningai neatsakomi. Ir dabar šiandieną gavau atsakymą į mano pateiktus klausimus, kurie buvo teikiami 2 mėnesių bėgyje. Praktiškai tuose atsakymuose nieko nėra. Iš esmės, tai, ką aš buvau uždavęs, nieko nėra. Aš buvau uždavęs labai elementarius, konkrečius klausimus. Aš bandysiu jums tuoj juos ir pacituoti. Buvo pradžioj uždavinėjami klausimai apylinkės, būtent Jungtinės karalystės apylinkės, 55 apylinkės komisijos pirmininkiai rinkimų. Komisijos pirmininkė, bent taip rašome oficialiai, yra Jolita Būčytė Šidlauskienė, jinai įgaliotoji ministrė. Ir jai buvo užduoti klausimai. Pirmas, kokiu pagrindu ir kada esate jūs paskirta 55 rinkimo apylinkėje būti komisijos pirmininkė? Antras, kokiais kriterijais ir dokumentais remiantis buvo sudaryta ir po to pakeista rinkimų apylinkės sudėtis, kokia apylinkės struktūra, kas už ką yra atsakingas. Trečia, kiek ir kokie stebėtojai buvo patvirtinti jūsų vadovaujame rinkimų apylinkėje. Ketvirta, kokiu pagrindu ir kokiais įrodymais remiantis buvo pašalinti stebėtojai iš pirmo turo stebėjimo. Penkta, taipogi norėčiau gauti detalius 2004 m. Seimo rinkimų pirmojo ir antrojo turų rinkimų skaičiavimo rezultatų protokolus ir būtent šioje apylinkėje. Protokoluose norėčiau matyti informaciją apie tai, kiek balsuota paštu, kiek iš ankstinėme balsavime, kiek balsavimo dieną, kiek biuletenių sugadinta, kiek biuletenių nepanaudota, kiek jų sunaikinta. Taipogi norėčiau gauti informaciją, čia jau 6 buvo, kaip buvo vykdoma biuletenių griežtos apskaitos dokumentų apskaita, kaip jie buvo saugomi, kas galėjo prie jų prieiti. 7. Taipogi norėčiau gauti informaciją, kiek buvo nupirkta ir sunaudota rinkimams pašto ženklų, kaip buvo vykdoma jų apskaita. 8. Taipogi norėčiau gauti informaciją apie tai, kaip buvo tvarkami gauti paštu balsavusiųjų Lietuvos Respublikos piliečių vokai balsai. Kas buvo atsakingas už jų priėmimą ir rūšiavimą, kaip jas buvo saugojami. Pateikite, prašom, atliktų procedūrų protokolus. Tai šitos klausimus buvau pateikęs būtent apylinkės pirmininkiai, būtent poniai Jolitai Būčytei Šidlauskienei. Man buvo formaliai atsakyta, jūs gausite atsakymą. Tai laukiau. Atėjo atsakymas, kuriam parašyta, šito klausimo kompetencija yra ne mūsų ir peradresuojame šitą kompetenciją į VRK. Tai žodžiu, persiuntė laišką į VRK ir turėjo VRK man atsakyti. VRK man nieko neatsakė, laukiau, galų gale praėjo tam tikras laikotarpis, vėl parašiau laišką, šį kartą jau pačiai poniai VRK pirmininkiai, poniai Linai Petronieniai, ir paklausiau dar papildomų 3 klausimų, apart tuos, kuris išvardinęs. Kokia pasaulio lietuvių rinkimų apygardos numeris 71 komisijos sudėtis, jos struktūra, kokiais kriterijais ji buvo formuojama. Norėčiau gauti
apygardos teigimo priimtų protokolų nuorašus. Aš turėjau omeny apie tai, kad oficialiai puslapyje VRK nėra jokio dokumento apie tai, kad apygarda buvo suformuota, kada jinai buvo suformuota, kas jos yra pirmininkas, pavaduotojai, kokie atsakingi asmenys, kas jos daro. Šito dokumento viešai nėra. Tai vat. Todėl tai, aišku, sunku paskui spręsti, jeigu šitokio dokumento nėra, kas atsakingas už apylinkių šitą sudarimą ir kontaktavimą su jais. Ir be abejonės kyla ir kiti klausimai susijęs su tuo. Vat, 2 papildomus, kurias uždaviau. Kokia komunikacinė forma buvo naudojama susisiekti komisijoje, numeris 71, tarp apygardos ir apylinkės narių. Kokie kontaktiniai duomenys, kas atsakingas už bendravimą. Ir ką dalyką dar vieną išsiaiškinau, tai kad rinkėjo puslapyje, vat ir uždaviau tokį klausimą, kodėl rinkėjo puslapyje nurodyti komisijos numeris 71 kontaktai nuo pat rinkimų pradžios buvo ir iki šiol neveikiantys tiek telefono numeris, tiek elektroninis paštas. Tarsi, kontaktai nurodyti formaliai, jeigu reikėjo kontaktuotis, ieškoti informacijos, šitais telefonais nieks neatsakinėjo. Pastoviai numetamas ragelis, automatiškai, ta prasme, numetamas ragelis. Elektroniniu paštu rašant visą laiką metama klaida, kad jūsų laiškas nenuėjo. Tai vat, aš uždaviau šitus klausimus VRK pirmininkiai, būtent Linai Petronieniai. Man atsakė ne jinai, nors buvo formalus atsakymas, kad jūs gausite atsakymą. Ta prasme, toks buvo laiškas. Šitame atsakyme ne vienas klausimas neatsakytas. Aliuzija į šitą visą dalyką padaryta tokia, kad neva aš klausiu apie būtent stebėtojų veiklą, nors aš konkrečiai uždaviau visiškai kitus klausimus. Ir man šitame laiške, kuris atėjo, bandoma aiškinti, kad aš neturiu teisės ir man čia ne prie ko domėtis stebėtojų klausimais, kas susiję su šitom apygardom. Aš žinau savo kaip kandidato teisės ir aš žinau 100%, aš turiu teisę stebėti ir domėtis visais klausimais, kas susiję su rinkimų apygarda, kurioje aš dalyvauju rinkimuose. Nuo A iki Z. Ir man informacija kaip kandidatui privaloma yra pateikti. Tai vat. Ir tokiu atveju, aišku, aš nesustojau ir nutariau paskambinti tiesiogiai vienam tokiam klapčiukui, liaudiškai tariant, kaip čia gražiau išsireiškus, kanceliariniai žiurkiai, kuris pastoviai atrašinėja laiškus taip, kaip reikia sistemai. Sistemai kontroliuojamai konservatorių, nes jie sudarė tokią šiais metais rinkimų sistemą, kad negalėtum nei gauti normaliai atsakymų, nei net paklausimų tam tikrų užduoti. Ir bendravimas visas buvo praktiškai tik formalus ir jokių konkrečių atsakymų. Tai vat, aš pridedu prie šito mano pasisakymo garso įrašą, kurį padariau, kalbant su ponu tokiu, neaišku, ką jis ten veikia iš tikrųjų, šitoj VRK, nes nėra nurodyta realios informacijos, kokios jie yra teisės VRK sistemoje. Tai yra toks rokas, jis pristatomas visur roku. Aišku, aš pasidomėjau, kas jisai per veikėjas toksai. Jisai dirba kanceliarijoje būtent Seimo kanceliarijoje.
Vat. Nors mano supratimu VRK turėtų turėti darbuotojus, kurie dirba grinai VRK. Tai yra visiškai dvi atskiros institucijos. Nu, žodžiu, klausom. Labą dieną. Tikriausiai bendrauju su ponu Roku Stabingiu, taip? Taip, prašom. Malonu. Pristatysiu. Einaras Vildė. Jūs trukdo, kandidatas į Seimą. Žiūrėkit, gavau jūsų atrašymą ir jūs tyčiojatės iš manęs tikriausiai pagal jūsų atrašymą. Ar mes galim susitikti artimiausiam dienomis su jumis, ar aš tiesiogiai dar kartą išaiškinsiu, ko aš iš jūsų reikalauju. Ir kad jūs neišsisukinėtumėt, kad kaip jūs dabar surašėte tą raštą. Aš buvau aiškiai parašęs, ko man reikia. Be jokių išsisukinėjimų. Elementaraus protokolo, kokia komisijos apygarda yra ir kas dalyviai yra, aš turiu teisę 100%, o ne kabinėtis taip, kaip jūs pastoviai, atsiprašant, atsirašinėjate. Tai vat, aš norėčiau su jums susitikti ir akivaizdoje, kad būtų liudininkai, dar kartą išaiškinti, ko aš noriu ir kodėl aš noriu. Aš esu kandidatas, aš turiu teisę žinoti visą eigą, kaip vyko rinkimai. Nuo A iki Z. Ir net taip pat ir šitų pačių stebėtojų, kaip kas su jais elgėsi. Nes aš esu kandidatas. Aš pakankamai aiškiai išaiškinau savo padėtį. Prakom. Tai va, dabar kada jūs turit laiko, aš noriu dar kartą susitiktis ir viešai tą dalyką užfiksuoti, kad paskui nereikėtų vėl išsuskinėti. Aš žinokit, manau, kad netikslingas toks susitikimas. Aš manau, kad tai yra tikslingas. Aš šitą pokalbį įrašau, tarp kitko, pranešu jums irgi. Ir jūs daugiau neišsukinėsite. Nes iš esmės mūsų šitie visi dalykai, kurie yra, eina į teismą. Šiuo metu dabar FNTD jau yra padarytas skundas ir sekantis yra į STT. Ir jūs, jeigu įsusikinėsite, jūs tau tik tai darot žalą. Suprantat? Tai jūs atsakymą gavot raštu, tai... Tai ne atsakymas. Jūs neatsakėt man į klausimus. Aš konkrečius klausimus uždaviau. 12 klausimų. Ir nei vieno neatsakyta. Jūs šūdą ten parašėt, atsiprašant. Nu, aš suprantu, kad jūs turit kažkokią nuomonę, bet... Ne kažkokią nuomonę, aš konkrečius klausimus tam tai buvau uždavęs. Tiksliau, pačiai Linai Petronienei šitas buvo skirtas laiškas. Tai vat, klausiu, kada mes galim susitikti. Nes jūsų atsisakymas dalyvauti, tai jums yra minusas didžiulis. Nes jūs automatiškai pripažįstate, kad jūs trukdote man, kaip kandidatui, susipažinti su dokumentais, kurie yra svarbus. Ir vieni pamatinių, būtent organizuojant rinkimus 71 apygardoje. Aš manau, kad netikslingas toks susitikimas, jeigu jūs norit kažką pasakyti, jūs... Nepasakyti, o aš noriu išreikalauti iš jūsų. Ne, tai raštu reikia pateikti. Raštu jūs neatsakote. Jūs raštu neatsakote. Jums reikia matyti, galbūt tiesiai į akis pasakyti, kad kitą kartą žinotumėt, kad atsifutbolinti su mumis neišeis. Tai raštu pateikit, prašom savo pageidavimus. Aš jau parašiau savo pageidavimą ir prašom dar kartą, tau tiesiai į akis sakau, ponuli, atsakyk man į klausimus tiesiogiai, ką konkrečiai esu uždavęs, o ne atsirašinėk, kaip tu pripratęs. Aš tavo stebėjau kiekvieną tavo pasisakymą praktiškai. Visi, kas susiję su išeivyje, klausimai, praktiškai to, čia nesvarbu, čia tas visas dalykas yra visiškai, čia durniai tokie atgalvojat. Mes nesam durniai. Suprantat? Mes irgi įstatymus žinom. Ir jeigu tu galvoji, kad už tavęs kažkas tai tenai, supranti, užnugaris yra, kuris tau tave padės apginti, tu klysti, ponas. Aš šitą dalyką darau viešai ir kalbu viešai ir šitą dalyką mes su tavim kalbam, aš paviešinsiu to pat iš karto po mūsų pokalbio. Ir aš nebijau atsakomybės už tai. Ir aš turėsiu didelį palaikymą. O tamsta tu prarasi darbą, kaip minimum. Tai vat klausiu dar, kada mes galim susitikti su liudininkais ir dar kartą aptarti mano užduotus klausimus. Tyla tai reiškia, kad nesutinki susitikti. Gerai, susitiksim kitaip. Ačiū už tylą.
Taigi, išgirdote, ką man atsakė žmogelis, matosi pasimetęs, tyla, dažniausiai sakoma gera byla. Aš manau, kad mes tikrai su jūsų pastangomis iškelsime ne vieną bylą. Tikiuosi, kad tai bus baudžiamosios bylos, už kurias reikės atsakyti tiems žmonėms, kurie klastojo rinkimus, būtent Seimo rinkimus šiais 2024 metais. Iki artimiausio susitikimo.